Profesorė, norėtume paklausti, kodėl būtent šiuo metu Lietuvoje steigėsi dar viena nauja partija? Aš manau, būtent šiuo metu tai yra labai aktualu. Todėl, kad Lietuva išgyvena sunkmetį, todėl, kad dabartinė Lietuvos valdžia sunkiai susidoroja su savo nelengva misija įtakoti procesą, stabdyti ekonominę finansinę krizę ir išvengti skaudžių pasekmių. Na ir pagaliau visuomenė yra suaktyvėjusi, ta prasme, kad matant šias problemas, daugelis žmonių, ypatingai profesionalai, nori patys įsijungti į politiką, į strategijų formavimą, ypatingai vertindami ir su apmaudu, žinoma, vertindami daugelio valdžios atstovų nekompetenciją. Todėl, kaip jūs matote, šiandien čia susirinko ne šiaip savo būrys žmonių, 300 žmonių, o susirinko dauguma kompetentingų savo srities atstovų, profesionalų, kurie turi ir žinių, ir patirties, ir pagaliau noro dalyvauti valstybės gyvenime žymiai aktyviau nei iki šiol. Manau, kad pats laikas tai daryti, galbūt tai buvo gerai dar prieš gerą pusmetį, galbūt mūsų balsas būtų labiau paitakojęs mūsų klausą ir gerą regėjimą praradusią vyriausybę, valdžią apskritai. Ir galbūt būtų išvengta kai kurių klaidų, bet geriau vėliau negu niekad. Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius pakvietė jūs nekurti partijos, tačiau apsvarstyti galimybę ir įsilieti į Socialdemokratų partiją. Kaip rimtai jūs tai vertinate? Ar svarstysite to? Pirmiausia, tai rodo, kad socialdemokratai rimtai susirūpino. Ir jiems būtų geriau matyti mus, štai tą būrį žmonių, profesionalų, stiprių, kompetentingų, aktyvių žmonių savo sudėtyje. Tai, žinoma, mus pamalonina. Bet aš labai abejoju, kad įdirbis, kurį mes jau dabar turime, leis mums staiga pasukti tokią kryptim. Aš jam pasakiau, kad, mažų mažiausiai apie koaliciją mes galėsim kalbėti. Bet pirmiausia, mes tikrai susibursim į vieną politinę jėgą, o dėl koalicijos be abejo jis kalba su visa eile partijų ir, žinoma, ir su socdemais taip pat. Profesorė, jeigu kalbėt labai trumpai, 3 punktai, 3 tezės, ką jūs siūlote, ką jūsų naujai susikūrusi partija siūlo naujo? Ką naujo, pirmiausia, keisti ligšiolinę vyriausybės ekonominę, socialinę strategiją. Ir tai labai ir socialdemokratai gal ką nors siūlo. Mes siūlom tai, ką mes matom, ką mes jau išdiskutavom ir ekonomistų klube. Ir tai, kas buvo sakyta ir gruodžio, ir vasario mėnesį, tai yra pirmiausia įvertinti ir sutelkti dėmesį į ūkio sektorių ugdymo, atgaivinimo ir stiprinimo, jų konkurencingumo galimybės, tiek investiciniam priemonėm, tiek ir pašalinant tas deformacijas, kurios yra padarytos mokesčių sistemoje, skatinant, žinoma, taip pat vartojimą ir eksportą. Tai yra tie dalykai, kurie šiandien yra fundamentalūs ekonominės finansinės krizės įveikimo prasme. Tai yra pastatyti visą tą strategiją ant kojų. Tai yra rūpintis ne kaip apkarpyti arba atimti ir padalinti, o kaip priugdyti žmonių pajamas, biudžeto pajamas per ūkio gyvybingumo stiprinimą. Tai yra pagrindinė idėja. Ir, žinoma, kiekvienoje srityje, kaip girdėjote šiandieną, yra savi prioritetai. Aš nenorėčiau šiandien viena nubėgti visos distancijos. Mūsų principas yra interesų pusiausvaros siekimas, tai yra nepaleidimas iš akiračio visų gyvenimo sričių ir ėjimas nesivlaškant į dešinę, į kairę, bet balansuojant, siekiant pusiausvaros. Ir tai yra bendrybinis principas, kuris galioja tiek teritoriniai plėtrai, tai yra miestų regionų plėtrai, tiek ir sektoriniai plėtrai, socialiniai problematikai, tai yra neapleidžiant visų visuomenės grupių ir gyvenimo sričių. O tie atskiri prioritetai pagal veiklos sritis, žinoma, kiekvienoje srityje yra savi prioritetai, bus paskelbti. Vytai Navickai, nenueik toli. Mes jau visi dabar kalbam. Visi. Ateik, prašau. Ir kas paskatino jūs prisijungti prie
profesorės Kazimieros Prunskienės organizuojamos naujos partijos? Aš prie partijos dar neprisijungiau, bet prie Kazimieros Prunskienės tai esu prisijungusi kaip prie labai stiprios moters. Gerbiu stiprius žmonės, žinau, labai daug medžiagos renkuosi apie tai, kas buvo, visokių slaptų dalykų atrandu, apie tai, kas buvo, reiškia, tais laikais, anksčiau prieš 10-20 metų vyko. Ir aš buvau pirmutinė, kur aš atradau tą, reiškia, visą padirbimo to raštelio gamybos istoriją. Apie tai parašiau, po to įvyko, reiškia, teismas, tik tai nelaimė, kad teismas buvo uždaras šitų saugumiečių prašymų. Suprantat, ir negalėjo žmonės žinoti. Ir aš žinau, kad 20 metų išlaikyti tokį puolimą yra nepaprastai žiauru. Aš išlaikiau, bet ne tokį. Ir mane paveikia, ir mano vaikus, ir mano šeimą. Aš ją gerbiu už tai, kad jinai tiesiog išlaiko, neišprotėjo. Man patinka jinai. Ir gerai, yra stipri, nepasiduoda ir tvarkoji. Ir aš mėgstu tokius žmonės ir šiaip aš ją remiu. O ar būsiu partijos narė, tai priklausys nuo to, kaip su ta kultūra. Man reiškia, aš nematau jokios prasmės daryti kokius nors pokyčius kur nors, jeigu esminis dalykas, pagrindų pagrindas, reiškia žmogaus ugdymas, reiškia visiškai neliečiamas. 20 metų žmogus buvo naikinamas Lietuvoje, jo dvasiniai pagrindai buvo naikinami 20 metų. Tai dabar, reiškia, nori kažkas sutvarkyti ekonomiką. Kaip tu sutvarkysi, jeigu jau tie atėję, atsiprašau, havrikai, kuriems niekas nesvarbu, jie taip elgiasi su valstybės turtu, su valstybės, reiškia, lėšomis, su valstybės intelektu, su žmonėmis, tai ką padarysi? Reikia pradėti visai nuo kitur. Turi ateiti nauja karta, ateikit jūs, atsiveskite, jaunimas turi ateiti ir pradėti tiesiog judėjimą už mūsų kultūrą, už identitetą. Dabar labai madingas yra tas pasakymas, reiškia, kaip čia ta žodis, Giedrė, kur reiškia identitetą. Savęs kaip čia dabar tas suvokimas, reiškia. Tai tapatybė, taip, tai kokia čia ta, ką tu gali suvokti? Mano tapatumas, aš visiškai nesitapatinu su tuo, kas čia yra. Atvirkščiai, aš noriu skirtis ir išlaikyti savo tą identitetą, kurį aš turėjau, susikūrusi per visus tos nelaisvės metus, sakykime. O koks dabar yra šiuo metu Lietuvos identitetas? Lietuvos identitetas šiuo metu tai yra lietuvio identitetas. Tai yra viskas perkama, viskas parduodama, niekas nesvarbu, pojūčių kultūra, net ne kultūra, pojūčiai, žmogus tarnauja pojūčiams, tarnauja būtent pojūčiams. Ieško, rusai turi tokį išsireiškimą tielo želanį, reiškia troškimų kūną, jie ugdo savo troškimų kūną ir jam pataikauja. Bet yra dvasia, kurią šventai tikiu ir, reiškia, čia nepasiduodu. Esu sena, reiškia, konservatyvi, užkietėjus, reiškia, ledi, pensininkė ir aš nepasiduodu. Aš niekinu visiškai troškimų kūną, žmogus, kuris pataikauja troškimų kūnų ir savo pojūčiams, man yra tik tai žmogaus užuomazga. Viskas. Tiesiog, ar jūs išvelgiate, jog Kazimieros Prunskienės organizuojama naujoje politinėje organizacijoje bus atsižvelgta į ideologiją, į vertybių ideologiją? Aš manau, kad reiškia, jeigu jinai kaip profesionalė ekonomistė, be abejonės jai artimiausi yra ekonominiai dalykai, tačiau jinai jau susidūrė su tokiom deformacijom, kurių niekada nebūtų buvę, jeigu būtų, taip sakant, nežlugdoma kultūra, jeigu būtų išsaugota žmogaus dvasia, jeigu būtų į tai atsižvelgiama. Ir aš manau, kad jinai tikrai yra supratusi, kad be šitų dalykų aukštųjų materija yra bejėgė padaryti žmogų laimingą. O valstybėje jau Konfucijus ieškojo kelių, kaip padaryti valstybėje žmogų laimingu. Tai man atrodo, aš taip jaučiu, kad reiškia, jeigu prieš 20 metų jį galvoju apie žmogaus, taip sakant, laimę, kad jis turės valstybėje nepriklausomą ekonominį kūną valstybės, tai dabar man atrodo, kad jinai tikrai supranta, kad tai yra ne viskas. Nes visa tai, kas vyko 20 metų ir kas su ją dabar daroma, tai yra daroma visiškai, reiškia, neprognozuojamų, visiškai, reiškia, taip reiškia savanaudiškai, pragmatiškų, be kultūros. Bet labai svarbu, kad nauji žmonės, kurie ateina galbūt pirmą kartą į politiką, į partiją, būtų išgirsti, jų mintis būtų išreikštos, į jas įsiklausyta. Todėl kursime programą kartu.